Pagalvok apie savo įprastą dieną. Kokį įvertinimą 10-balėje, jei parašytum už tai, kiek iš tiesų buvai susitelkęs? Būk atviras savo. Tai, ką papasakosiu, gali būti tarsi legalių steroidų injekcija darbingumui. Nebus įmanoma įšokti į 10-balį darbingumą, jei kūnas jaus, kad dangus griūva. O žaiskim žaidimą. Esi herojus, kuris sakosi sunkiai dirbas. Ir išties, kai suskaičiuoji visas su darbu susijusios valandas, žiūri, kad gaunasi koks 10. Ir tikrai yra žmonių, kurie tau už tai paplekšnos per petį kaip minimum. O gal vienas kitas pasiekimo apdovanojimas ant sienos jei nekabo, tai dar kabos. Ir gerai, jei dirbi tas 10, kad ir 12, gal 8 valandas, bet kiek iš jų išties galėtum pasakyti, kad buvai maksimaliai susitelkęs į procesus. Kad žodžiai blaškymasis ar multitaskinimas tikrai kartu nežaidė šio žaidimo. Pagalvok apie savo įprastą dieną. Kokį įvertinimą 10-balėje, jei parašytum už tai, kiek iš tiesų buvai susitelkęs? Būk atviras savo. Sutinku žmonių, kurie nors iš pažiūros dirba daug, sąžiningai jų susitelkimą surenka plius minus 3 balus iš 10. Tai telefonas, tai e-mailas, tai kolegos, tai dar vis kažkas sutrukdo. Tai 10 valandų dauginam iš 3 balų ir galim sakyti, kad darbo žaidime surenkam 30 produktyvių vienetų. Nėra blogai, nėra gerai, na kažkoks judėjimas pirmin. O dabar paimkim kitą žmogų, kuris maksimaliai ištreniravęs savo dėmesio sutelkimą, kuris yra tiesiog produktyvumo ninja ir surinktų 10 iš 10 balų. Jeigu laikysim, kad tokiam žmogui pavyktų 6 valandas dienoje tai išlaikyti, tai 6 kart 10 lygu 60 produktyvių vienetų. Ar pastebi disonansą? Dvigubai geresni rezultatai su kone per pus mažiau laiko. Šiame video paaiškinsiu, kaip to pasiekti, nes tikiu, kad šiandieninėme pasaulyje susitelkimas yra supergalia ir ypač vyresniam žmogui tai yra vienintelis būdas laimėti prieš jaunatvišką energiją bei rodyti geresnius rezultatus už visus tos jauniklius darbe. Jaunam žmogui tai, ką papasakosiu, gali būti tarsi legalių steroidų injekcija darbingumui. Savo sesijų metu daug kalbu apie energijos lavinimą, o protinė energija ir dėmesys yra absoliučiai treniruotini dalykai. Kad ir kaip viskas prote šią akimirką atrodytų susijaukę. Dabar papasakosiu apie 9 žingsnius, kurie visi bendrai paėmus gali padaryti taip, kad turėtum 10 balį susitelkimą ir kuo ilgesnį laiką. Pirmas punktas. Tam-tararam. Tai, ką kiši į burną, turi milžinišką įtaką tavo susitelkimui. Duodu pavyzdį. Greiti angliavandeniai ryte. Sumuštinis ant batono, sultys, bandelės, užpilamos košės, blynai ir net kava su cukrum. Ką tai padaro? Didžiulį gliukozės šuolį kraujyje. Kas vyksta? Tam, kad tavo energija būtų stabili per ateinančias kelias valandas, reikia, kad gliukozė tolygiai ir atsipalaiduotų. Kad jos kiekis kraujyje būtų apytiksliai tiesia linija, o kai suvalgai ir išgeri tai, ką išvardinau, energijos paduoda daugiau, bet labai trumpam. Po to kritimas žemynį tarsi nuo skardžio gaunasi, kitaip krešas vadinamas. Jo metu niekaip neįmanoma rodyti geriausio darbingumo ir kūnas yra susitelkęs į tai, kaip grąžinti tave į homeostazę po lengvo stresiuko. Tai tikrai nesusitelkimas būna pirmoje vietoje, juk realiai reikia mobilizuotis. Kitaip sakant, jei po tokių pusryčių turi daugiau nei 3 balus iš 10 savo susitelkime, tai jau gerai. Bet juk ne to siekiam, ne dėl to žiūri šį video, ar ne? Įdomu ir tai, kad kava išgerta kaip pirmas dalykas ryte, kad ir be cukraus ilgainiui ima suveikti pakankamai panašiai, nes pajungia kitus mechanizmus. Pavyzdžiui, per kortizolį, kuris yra streso hormonas, o jis savo ruožtu irgi stipriai veikia gliukozės apykaitą kraujyje. Praktiniai patarimai būtų tokie. Pusryčiams rinktis lėtai atsipalaiduojančių angliavandenių šaltinius, kaip pilno grūdo košės, praturtintos baltymais, geraisiais riebalais ir skaiduliniais šaltiniais. Na, pavyzdys galėtų būti virtos bolivinės balandos ar grikiai su įvairių riešutų ir sėklų pridėta šiek tiek, arba tarkim kitas pavyzdys pilnų avižų košė su šaukšteliu riešutų sviesto ir mėgstamų baltymų kaušeliu. Nu ir ten pajungt, pavyzdžiui, porą slyvų. Iš esmės variantų čia yra gausybė ir jei vis tik turi angliavandeniams priešiškumą, bus šiek tiek sunkiau su stabilia energija, bet labai reikalų dienos pradžiai nesujauktų ir gausus baltymų maistas su, pavyzdžiui, skaidulomis. Na tai tarkim, galėtų būti omletas su salotom ir šlakeliu alyvuogių aliejaus, ar ten gabaliukas žuvies su keletu daržovių ir žiupsnių sėklų, pavyzdžiui. Kas liečia kavą, tai labai svarbu treniruoti save pabudinti
pabusti natūraliai. Planas minimum turėtų būti jos negerti apie 1,5 valandos po atsikėlimo, nes išgėrus ant tuščio ir per anksti energijos šuoliai dienoje bus garantuoti, o puikus to pavyzdys yra popietinis stiprus noras prigult. Vis tik planas maksimum galų gale jos arba atsisakyti visai, arba naudoti tik retomis progomis. Yra geresnių alternatyvų, kurios taip neišderina energijos savo pasišokinėjimais. Na, pavyzdžiui, žalia arbata, mačia, matė, net kakava. Bet ir jas verta po 1,5 ar 2 valandų po atsikėlimo gerti. Nes tai, ką kiši į burną ryte, turi milžinišką įtaką tavo energijai visos dienos eigoje, ne tik ryte. Judam prie antro punkto. Tai, kai pradedi rytą, užduoda ritmą smegenų bangoms, o jų sąsaja su darbingumu ir energija yra nebeginčiama. Jei nori pagykinti, įsigilink į smegenų bangas prie tam tikro aktyvumo. Tai pavadinimai jų delta, teta, alfa, beta, gamma. Kalbant praktiškai, atsikėlęs gali iškart ko neimt bėgti. Ta priverstinė skuba vienareikšmiškai paduoda kortizolio, apie tai jau pasakau, tai nebeišsiplėsiu. Kitaip sakant, nebus įmanoma iššokti 10-balį darbingumą, jei kūnas jaus, kad dangus griūva. Kitas svarbus momentas, jei esi mėgėjęs neužilgo po atsikėlimo griebti telefoną į rankas ir dar nedaug dė kokius e-mailus atsidaryt, scrollint soctinklos kažkiek ar ten kokias naujienas skaityt, gali būti tikras, tu nežinai, kokį impulsą iš ten gausi, o tai niekaip nepadeda išlaikyti švaraus proto. Dopaminas apskritai nedraugauja su ramiomis smegenų bangomis, kurios padeda dieną pasitikti aštriu protu. Praktinės rekomendacijos: kiek įmanoma neskubėk ryte, nežiūrėk jokių naujienų ar soctinklų mažiausiai valandą po atsikėlimo, o dar geriau atidėk vėlesniam laikui dienoje, kai jau būsi atlikęs reikalus, kurie tau iš tiesų svarbus ir reikalauja reikšmingo susitelkimo. Žinau, kad ne visiems tas tiks, bet pas mane telefonas pirmą kartą į rankas paimamas būna po 3 ar 4 valandų po atsikėlimo ir tai tikrai stipriai padeda protiniam darbingumui. Judam pirmyn. Trečias punktas. Telefono higiena ir appsai. Kai jau šitą daiktą paimi į rankas, svarbu, ką jame pamatai. Klasikiniu atveju appsų bus nevaigiška krūva ir jie bus bele kaip išsimėtę po ekraną. Kaip manai, tai treniruoja tavo dėmesį ar ne? Tai čia planas minimum būtų susidėliot visus appsus į keletą aplankų. Pavyzdžiui, kur darbiniai dalykai, kur pramoginiai, kur būtinieji, tam koks žadintuvas ar skaičiuotuvas ir panašiai. Kuo mažiau jovalo ir geriau viename ekrane, kad vis nereikėtų scrollinti ant per šonus kažko ieškant, tuo geriau. Apskritai verta prasitrinti ir tai, ko tikrai nenaudoji. Kitas svarbus momentas. Atlikti labai įdomus tyrimai. Naudojimosi telefonu trukmę galima sumažinti net iki 40% tiesiog užsidėjus pilko ekrano funkciją, nes visas tas spalvingumas vis tik labai blaško mūsų smegenis. Android telefonuose ta pilko ekrano funkcija vadinasi miego režimas, o iPhone'uose galima pasirinkti grayscale arba per focus režimą. Tai pas mane tas pilkas ekranas būna visą dieną jungtas, o išjungiu tik atvejais, kai tikrai labai reikia ir tik trumpam. Kitas momentas. Išnaudokim technologiją savo naudai, o ne vien socialinių tinklų algoritmams tarnauti. Yra appsų, kurie galingai padeda su produktyvumu. Ir čia tikrai ne reklama, bet aš naudoju tokį minimalist phone ir va kaip jisai atrodo. Matau baltą ant juodo ekraną su appsų pavadinimais. Jokių ikonėlių, jokių spalvų ir jokio nereikalingo plaškymo. Kai nori į kažkokį appsą įeiti, tai darai labai sąmoningai, nes ne šiaip spusteliam programėlės, o turi suvest bent dalį pavadinimo. Ta prasme, sąmoningumas stipriai ūgteli. Kitas momentas, gali nusistatyti laikmatį programėliai. Pavyzdžiui, spusteli Instagramą ir iškart išmeta pasirinkimą. 1, 5, 10 ar 15 minučių nori joje užsibūti. Nu, nerealiai padeda, nes vėl sąmoningai pagalvoju, okei, dabar galiu skirti 5 minutės ir kas įvyksta po tų 5 minučių, tave išmeta lauk. Ir ten dar sukasi toks ratukas, kad maždaug norėsi sugrįžti, nu tai dar turėsi palaukti. Tai tikrai, sąmoningumas, opa. Už šitą dalyką susimokėjau apie 30 eurų metams ir aš realiai jau pirmąją dieną jaučiau, kad tie pinigai atsipirko. Ir aš jau senai naudoju ir džiaugiuosi ir tikrai širdingai rekomenduoju. Tai padeda tiek laiko valdyme, tiek lavina susitelkimą. Ketvirtas punktas. Taigi išsprendėm ar bent jau stipriai pažabojom kabliuojantį telefoną. Einam prie kompo. Kaip čia per daug nenugripaut. Yra 2 visiškai nemokami dalykai, kurie čia labai padės. Pirmasis vadinasi Newsfeed Eradicator. Jis atrodo taip. Pasirenki, kokio soc tinklo naujienų srauto norėtum nematyti ir rodau čia savo pavyzdį Facebook'o. Kai kiekvieną kartą nueinu į puslapį, matau tokį vaizdą. Realiai vietoj srauto
kažkokią įkvepiančią citatą. Ir viskas. Nėra kur scrollint. Jei reikia, pasitikrinu notificationus ir atrašau žinutes, bet nėra kur scrollint. Ir čia jau susitaupo gausybė laiko. Dabar sutvarkius tai, jei norisi, galima žengti dar toliau. Ir čia padeda kitas appsas ant kompo. Undistracted vadinasi. Atrodo jis taip. Galima išsifiltruoti, pavyzdžiui, kad jokių storių nerodytų, kad nerodytų komentarų, laikų ar kitą. Realiai kone bet kurio parametro, kuris jau tik tau leidžia nuklimti visą tą scrollinę. Šitų gerių nuorodą sukelsiu video aprašyme. Na, o prieš judant link 5 punkto pasakysiu, kad supratau, jog nenoriu šio video padaryti per ilgo, kad ir tau padėtų išlaikyti dėmesį ir kad spėtum iki sekančių video pasidaryti namų darbus iš šių punktų. Tad šiandien apžvelgiau 4 iš 9 būdus, kuriuos įgyvendinus jau gali tikėtis milžiniško susitelkimo pagerėjimo. Tad pratęskim kitą savaitę, o kad nepraleistum to video, neužmiršk spustelti prenumeruoti kanalo ir varpelio šalia. O jei nori individualaus prisilietimo rekomendacijų ir susitvarkyti savo energiją iš esmės, bebūtų tai fizinė, emocinė, protinė ar dvasinė, apie tai daug kalbu, gali ir kitus video pasižiūrėti, bet jei nori individualaus prisilietimo, užsibukink susitikimą su manim, jo nuorodą rasi video aprašyme. Ačiū, kad žiūrėjai, pasimatom netrukus, o dabar marš sukurti daugiau naudos pasauliui per savo didesnį susitelkimą. Užkurk vidinę ugnį. Iki!